Matai? Tai reiškia mano kaltė. Nu, baig. Tavo rankos, Edgaro mirtis, mano kaltė. Aš pasakiau, nutirp pagaliau! Rabė trenkė. Viskas įvyko taip greitai, kad jisai pats išsigando, trenkė ir trenkė dar kartą. Zaninis tempas susitvardo ne į nirštą, negi neleis ištart tų žodžių. Tai mano kaltė, kad žuvo Edgaras, kad vyras Marija. Rabė trenkė, negi jinai nuolatos kalbėdama pati nedavė jam leidimo, jis trenkė. Kad tai Liudvikas, kad jo nebėra, tai mano kaltė. Negi jinai pati jo neprovokuoja nuo tos dienos, kai atsikraustė į šitą kambarį. Ar jie reikia kalbėti tos prakeiktus žodžius, jeigu jis to nenori, jeigu jis prašo, jos to nedaryk, užsičiauk! Nėra jos kalties ir niekada nebuvo. Ji nekalta dėl nieko. Jis ją myli. Ir jeigu jį pagaliau tai suprastų, galbūt jiems būtų lengviau. Jeigu jis suprastų, kad nėra prasmės kankinti savęs tomis mintimis apie praeitį ir kas, kodėl, ką padarė. Jis taip pavargo. Jis trenkė tik iš nuovargio. Nes jinai jų bendrą ateitį kiekvieną dieną žudė savo kalbomis, o Zuzanė ginasi, o Zuzanė kraujuoja. Ir jau nebijo visai, nebijo įtikina tą truputį gyvybės, kuri dar turi savyje. Durdariai jaučia geležies skonį. O jos meilė Rabiai tampa tokia stipri, kad ji galėtų jį užmušti. Nes ji taip jį myli. Ji galėtų matyti, kaip jis miršta. Nes ji taip jį myli. Tada jis atgautų ramybę. Nebeliktų baimės, nebereikėtų vaistų. Ir jie galėtų džiaugtis. Džiaugtis vienas kitu, kaip ir turėjo būti. Iš tiesų jiems ir buvo skirtas džiaugsmas. Tik kažkas jiems trūkdė. Kažkas pataikė Zuzanį į dešinę akį. Dabar jie žino, kas jam trūkdė būti laimingiems. Jie patys neleido savo būti laimingiems. Ir tai, kad jie mušasi, čia yra tik viso to pasekmė. Galbūt taip jie išmuš ir jose glūdinti naikinimo pradą. Ir nuo tada galės taikiai gyventi. Nieko nesuprantu. Rūkas. Negili atmintis. Ar kas atsitiko? Vaizdų fragmentai. Vienas toks fragmentas. Įstringa. Nesuprantu ir aš. Kažko trūksta. Kažko aštraus. Negaliu išmesti iš galvos. Kažko baisaus, ką norėtum. Pamiršti. Prisiminimai. Prisiminimai, tik nereikia jų! Rabė žiūrėjo gimdų gulinčią Zuzanę. Kaip aš tai galėjau? Ką aš dar galėčiau padaryti? Ignoruoja. Ką aš dar galiu padaryti? Ignoruoja. Jis nori, kad jie gyventų. Jis nori, kad ją surastų. Todėl jis uždegs didelę ugnį, kad ją lengviau surastų. Jis pats
bus ta ugnis, kuri degs jai. Jis apsipila benzinu. Priimk mano kankinančią meilę tau, iš dūmų, kylančių nuo mano degančio kūno. Uždegė žiapavėlį, pabaigos ugnis, pradžios ugnis. Ne vienas iš mūsų čia daugiau nebegyvena. Aš kalėjime. Ir vėl. Būna ir taip, seniai. Aš miriau. Aš irgi. Aš galiausiai susiradau darbą. Esu virėjas. Na gerai, ten tik užkunčiukės kelias, bet už tai dacija. Aš vis dar dingęs be žinios. Kai kas nors klausė, sakau, kad našlauju. O žaizdos užgijo, bet nedažnai kas nors to klausia. Aš įsikraušiu gydytis į stacionarą. Daugiau nebesusitikom. Jie neteina prie mano kapo. Niekas neteina prie mano kapo. O aš guliu ir laukiu. Laukiu. Aš taip pat miriau ir manęs taip pat niekas nelanko. Palaukiu aš ne taip prabangiai, be marmurinio angeliuko ir kitų grožybių. Ant mano kapo tik viržiai. Jau beveik metus laukiu, kol jie sužydės. Nustojau tapyti, vietoj to atidariau nedidelę erotiškų protezų parduotuvėlę. Klientės konsultuoju pati. Įsikraušiu gydytis į stacionarą. Daugiau nebesusitikom. Tai gal ir grįžkim pas savo gebenės ir kirmelių. Tai uždėk dangtį ant duobės. Dažniau išlysk iš savo skylės. Pakvėpuosim grynų orų. Kaip? Parodysiu tau žvaigždės. Kaip? Kad iš manęs liko tik pelenai. Nė vienas iš mūsų čia nebegyvena. Aš kalėjime ir daugiau negrįšiu, pabėgsiu. Pabėgsiu dabar. Dabar arba niekada. Per pasivaikščiojimą. Tik nejuokink. Darysiu kaip paukščiai rudenį. Sulauksiu palankaus vėjo. Pakilsiu ir